Na, o turint dvi tokio tipo lovas, galimi netgi 3 išdėstymo variantai. Šiuo atveju mes parodysime variantą, jeigu jūsų kambarys yra siauresnis ir ilgesnis, tai viskas išsidėsto per ilgį. Ir pasižiūrėkime, kaip keičiasi jūsų kambarys, kuomet lovos pasikelia. Tai yra kelios sekundės viena lova. Na, o ši lova yra šiek tiek kitokia, kadangi žengiam koja kojon su technologijomis, tad šią versiją padarėme automatinę. Tai reiškia, kad jinai kyla pati. Jos pakelimą galima valdyti arba pulteliu, arba mygtuku, arba netgi telefonu. Pakelimas užtrunka apie 20 sekundžių. Ir lova transformuojasi į lygiai taip pat, kaip ir mechaninė versija. Turime žaislų stalčiuką vertikalų. Kaip minėjau, opcijos yra keičiamos, tai jūs galite prisitaikyti prie savo vaiko. Tai šiuo atveju turime kreidinę lentą, turime Lego, turime stalčiuką. Taip pat yra slaptas stalčiukas planšetė, jeigu reikia. Na ir šioje lovoje piešimo lenta. Ir štai vos per kelias sekundės jūsų kambarys atrodo štai taip paruoštas žaidimams, veiklai ar darbeliams. Tai pasikėlus lovų platformoms, jos tampa ne ką platesnės negu įprasta komoda, kuri mūsų atveju yra 45 cm pločio. Na, o baigus žaidimus sulankstome taip pat labai greitai. Daiktai, kaip minėjom, grįžta į savo vietas, nėra jokių papildomų rūpesčių, visi stalčiukai užsidaro ir viskas grįžta į savo vietas. Žaislai ir vaikai eina miegoti. Tai buvo vienas iš variantų, kaip galima išdėstyti lovas, na, o dabar pasižiūrėkime kitą galimą variantą. Kitas galimas tokių lovyčių išdėstymo variantas yra viena priešais kitą. Tai yra ko gero populiariausias variantas turint 2 vaikus. Na ir pasižiūrėkime, kaip keičiasi erdvė, kai jos pasikelia. Automatinė versija, jinai kyla pati. Na, o štai čia yra rankinė versija. Kol ši lovytė keliasi, norėčiau paminėti, kad šiuo atveju mes sutaupome 2 kvadratinius metrus. Lovyčių matmenys yra 1,60 ant 80 m, tai yra ko gero populiariausias vaikiškas matmuo. Na ir aš pasitrauksiu, galite pasižiūrėti, kaip tas atrodo be manęs. Veiklos erdvė iš tikrųjų padidėja ženkliai, turint omeny, kad sprendžiame vietos problemą. Na ir grąžiname viską į savo vietas. Dar vienas galimas tokio tipo lovyčių išdėstymo variantas, tai yra suglausti jos nugaromis. Tokiu būdu mes viename kambaryje atskiriame abu vaikus. Tai tokiu būdu mes suteikiame kiekvienam iš vaikų individualumo ir privatumo jausmą bei galimybę. Pakeliame vieną lovytę. Ir pakeliame kitą lovytę. Ir tokiu būdu mums taip pat atsiveria 2 papildomi kvadratiniai metrai. Vaikai yra viename kambaryje, tačiau atskirti.